Milžinų pasakos. Kartą milžinui vaikščiot pabodo ir netyčia pasėdo jis uodą. Šaukia uodas kiek gali, kam sulamdėjai snaudalį mano skrybelę gražią plunksnuotą. Pirma istorija. Mažo berniuko paslaptis. Kartą mažas berniukas anksčiau išėjo iš mokyklos, nes norėjo pasakyti mamai vieną paslaptį. Jis labai skubėjo namo, todėl pasuko trumpiausiu keliu per girią, kur gyveno 3 baisūs milžinai. Netoli ten nuėjo, staiga žiūri, vienas milžinas stovi ant kelio. Pamatęs berniuką, milžinas įsisprendė į šonus ir sugriaudėjo. Ką čia darai, vaikė, argi nežinai, kieno ši giria? Aš einu namo, atsakė berniukas, turiu pasakyti mamai vieną paslaptį. Tada milžinas visai pašėlo. Paslaptį? Kokią paslaptį, suriaumojo jis? Negaliu išduoti, nes tuomet jau nebebus paslaptis, paaiškino berniukas. Ak šitaip, tai veduosi tave į pilį, tarė milžinas. Pasilenkęs jis paėmė berniuką ir įsidėjo į palaidinės kišenę. Neilgai trukus, pirmasis milžinas sutiko antrąjį milžiną. Tas buvo 2 kart didesnis, 3 kart bjauresnis ir 4 kart baisesnis. Ką ten turi kišenėje, paklausė jis pirmojo milžino. Berniūkšti, tarė tas, sakosi, kad žino paslaptį, bet mums neišduos. Tai išgirdęs, antrasis milžinas piktai nusikvatojo. Argi jau taip ir neišduos, sukikeno jis. Na, mes dar pažiūrėsime, greičiau į pilį. Ir milžinai nudundėjo taku. Greit jie priėjo didžiulę akmeninę pilį, pro kurią tekėjo drumzlina upė. Prie vartų jie sutiko trečiąjį milžiną. 5 kart didesnį, 6 kart bjauresnį ir 7 kart baisesnį už antrąjį. Ką čia turi kišenėje, paklausė jis pirmąjį milžiną. Berniūkšti, atsakė tas. Berniūkšti, sukikeno trečias milžinas. Jis prikišo milžinišką akį prie kišenės ir pažvelgė vidun. Sakosi, kad žino paslaptį, bet mums neišduos, paaiškino pirmasis milžinas. Tai išgirdęs trečias milžinas grėsmingai nusikvatojo. Taip jau ir neišduos, suriaumojo. Na, mes dar pažiūrėsim. Einam prie stalo. Pirmasis milžinas išsitraukė berniuką iš kišenės, pastatė ant virtuvės stalo ir visi 3 milžinai ėmė jį apžiūrinėti. Berniukas pažvelgė į pirmąjį milžiną, pažvelgė į antrąjį milžiną, pažvelgė ir į trečiąjį milžiną. Jie iš tiesų buvo tokie baisūs ir tokie didžiuliai. Na, prabilo pirmasis milžinas. Mes laukiame, pridūrė antrasis milžinas. Skaičiuoju iki 3, tarė trečiasis milžinas. 1, 2. Berniukas giliai atsiduso. Na gerai, tarė jis, pasakysiu, tik pažadėkite, kad paleisite. Prižadam, atsakė milžinai. Tačiau jie klastingai susimirkčiojo ir už nugarą sukryžiavo 2 pirštus, o tai reiškia, kad jie nemanė berniuko paleisti. Berniukas pasisuko į pirmąjį milžiną ir tarė, pasilenk. Milžinas pasilenkė ir berniukas kažką pašnibždėjo jam į ausį. Išgirdęs paslaptį, milžinas net atšoko nuo stalo. Jo keliai ėmė drebėti, liežuvis nukaro. Oi, koks siaubas, suriko. Ir galvotrūkčiais išlėkė iš pilies, spruko į girios glūdumą, įsilipo į aukščiausių medžių viršūnę ir pratupėjo ten 3 dienas. Antrasis milžinas rūsčiai pažvelgė į berniuką ir paklausė,
kas jam pasidarė. Nieko tokio, tarė berniukas, pasilenk, pasakysiu. Milžinas pasilenkė, berniukas pasistebė ir kažką sušnibždėjo jam į ausį. Išgirdęs paslaptį, milžinas taip pašoko, kad net kėdę apvertė. Akis jam išsprogo, o ausis ėmė krutėti. Leis greičiau, sustaugė jis. Išdūmė iš pilies, nulėkė per aukštus kalnus ir lindo į patį giliausią ir tamsiausią urvą. Trečiasis milžinas piktai dėbtelėjo į berniuką ir paklausė, kas jam pasidarė. Nieko tokio, tarė berniukas, pasilenk, pasakysiu. Milžinas pasilenkė, berniukas užsilipo ant arbatos puodelio ir kažką pašnibždėjo milžinui į ausį. Išgirdęs paslaptį, milžinas taip stryktelėjo, kad net kelnes jam perplišo, jo dantis ėmė braškėti, plaukai piestu atsistojo. Gelbėkit, gelbėkit, suriaumojo jis, išpuolė iš pilies ir stačia galva nėrė į drumzliną upę. Pilies vartai liko atviri, o kadangi milžinai buvo prižadėję berniuką išleisti, tai jis ir patraukė namo. Pagaliau berniukas pasakė savo paslaptį mamai. Tačiau mama nei rėkė, nei bėgo, o tik paguldė į lovą ir atnešė vakarienę. Kitą rytą atsibudęs berniukas pamatė, kad jis visas, nuo galvos iki kojų, išbertas ryškiai raudonais taškeliais. Na, dabar jau visiems galiu atskleisti savo paslaptį, šypsodamasis tarė jis. Aš susirgau tymais. Pabaiga.